Senai, kai dar buvau jaunas pogas, klausiau tokius atlikėjus kaip Kulka, G&G Sindikatą, GPC Sijonėlis. Po to pradėjau paišyti ir mečiau repą. Po to sutikau šitos du bebrus. Mes tave atvedė į doros kelią. Pradėjom kažkaip, kaip buvo, kad mes kažkaip buvo pradžioje net nebuvo tokios kaip grupės, buvo taip, kad vieniai asmenys įsimėtė. Pradėjom kartu vienoj vietoj dirbti ir viskas. Ir po to būdavo, einam čia, pasirašom ir rašom ir einam namo. Ja, linkėjimai Vyckai. Iš tikrųjų Vyckas labai didelį įždą padarė šitam reikalą. Pats sugrįžimas buvo nuo to. Jo, nuo Vyckos namų, mikrofonas, iš Maksimos pirktas, pasiskolintas mikšeris, viskas papigėjai. Daug galaus, daug minčių. Ir po to, kai Danukas sudalyvavo Gargždų pirmajame repo freestyle, kaip jau rodė, tai freestyleris. Mes po to su Vycka ką padarėm. Yra keli rajonai, Lempynai, geologai. Nuo to viskas ir... Jo, ir nuo to jo gabaliuko kaip ir jo, Lempynai, geologai. Aš pradėjau repuoti tada... Hitas, jo. Nu, ne, ta prasme, kad kažką galime tikrai kažką daryti ir jeigu tik tai patys tobulėtume, tai tik nuo mūsų pačių. Nu, be abejo, po to sutikome breakerį, irgi tokį mėgstam prie repuką prijaučiantį. Sakė, turi visą laiką gyvenimą svajoja būti reperis. Mes padėjome išpildyti. Tai va, irgi pirmos eilutės, visą kitą taip pat panašiai. Pirma gabaliukai, klipai, filmavimai. Ir taip ir susikūrėm. Gargastan. Visi pakliuvome vieną laiko terpę. Jo. Žiauriai gerai. Įsispaudėm. Iš čia. Čia, va. Tas mūsų pat. Jau plūsta repo eilas į galvą. Įkvėpi orą ir viskas jau. Poras turpelių galvoj. Ne, manau, kaip ir kiekvienas, aišku, be abejo, yra kažkokie, tai vieniems yra pavyzdžiai kažkokie, kiti kažką bando lygiotis. Po to į autoritetus. Autoritetus bandoma statyti. Amerikietišką kultūrą be abejo daugiausiai duoda. Dabar, aišku, šiuo metu daugiau rusiška kultūra. Gero repuko duoda. Amerikai nieko gero nebėra. Ja, nes Amerikoje jau nebeliko, tik bling, 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 bling beliko. Svegiola. Užlipti, kaip ten toj būt parašęs, mačiau dar Facebook'e. Norėčiau užlipti ant scenos, kurie yra aukštesnė už bordiūrą. Žiauriai geras tikslas. Tiesiog, ta prasme, kad tiesiog parodyti save, ta prasme, kad mes galim ir aš nežinau, jaučiu, tik tai mes suprasim, ką norėjom pasiekti tada, kai jau pasieksim. Kai pasieksim, neaišku, kai jau matysim, kad jau stovim ten, kur ir maždaug kas ir kaip, bet viskas, aišku, remiasi į muziką, tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai produsiavimą labiausiai norėčiau užsiimti, studiją svajonant, ten turėti savo nuosavą kolonėlės, visą kitą kvepia švarų, gražu, pomėgį, hobis, laisvalaikis. Nu, žinai, žiūrėk, aš kažkada buvau tokį. Norėtus, kad darbas būtų. Bet mes buvom kažkaip išvartę, kad kaip kiti eina žvejot, mes einam repuoti. Taip. Nu jo, taip ir gaunas. Ta prasme, čia yra visiškas pomėgis. Iš to tai dar neuždirbom. Ja, nu po truputį. Šiuo metu. Jam banga. Repas. Tai dabar čia kol kas didžiausia banga jaučiu. Jo, pati didžiausia. Nu kaip buvo kažkada 94-95, kai visi klausė Mano kiemas. Čia Mano kiemas, tai dabar visi... Ką čia galim paminėti tokį kaip pavyzdį? Bet kas? Ir yra kas dirba, daug žmonių yra. Labai daug grupių dabar, tai vien tai daug ką pasako. Yra koncertai, žmonės į koncertus jau pradėjo eiti, seniau būdavo tik tai draugai. Dabar jau visi daug. Jau ir tekstus moka, ir ta prasme, ir jau gali eidamas gatvėje išgirsti repą kitoj kelio pusėje, ta prasme. Savo grojantį. Dar savo grojantį, eini pro šalį iš telefono, girdi groja mergaitę duok dar kartu. Labai populiarėja, labai, o jeigu apie Gargždus irgi, ne? Gargžduose, nu nežinau, seniau metai čia, prieš 2 metus. Kaip ir pradėjom, Lempynai, geologai. Tada ir jo, tada ir buvo. Tada prasidėjo, prasinešė. Ai, Danai, sakyk. Aišku, kad kalbės tik. Jis ten labiau gaudas, ką mes laimėjom. Ne, laimėjom kaip laimėjom, buvo konkursas gana nemažas per Lietuvą. Aiškus, daug kleckų dalyvavo,
bet buvo ir rimtų atlikėjų ir visi tie rimti atlikėjai pakliuvo. Tai nežinau, tas laimėjimas toks ir tas laimėjimas, iš tikrųjų 3 grupės, vietom nėra padalinta, aš tiesiog manau, kad tenai buvo tiesiog tie, kas geriausiai padarė, be jokių laimėjimų tos ir paėmė. Tai nežinau, ar taip čia, kad laimėjot ar dar kažką. Labai sudėtingai buvo. Gimė viskas mašinai, ne? Ne, viskas mašina gimė iš tikrųjų, tai gimė labai kadangi jo paišau daug grafitį, murzinais pirštais vaikštau dažnai. Tai vat buvo Europos dienai, buvo skirtas irgi kaip ir konkursas tokį, reikėjo piešti, ten vaikai paišė, tiksliau, ne, aš juos prižiūrėjau, kad nepaišytų ant sienų, paišytų tik ant plokščių. Nu ir už visą tą projektą gavom maikutės, vėliavėlės ir visą kitą, ir mums dar į rankas įteikė bukletą dalyvaukit, sako, šitame visame reikale. Tai mes tą patį vakarą vat, su Eismantu, atsisėdom į mašiną, užsirūkėm cigaretę. Nu ir pasiėmėm tos bukletus, skaitėm ir geriausias man tai, jeigu kaip pavyzdys, kaip pats priedainis gimė, tai jeigu įsižiūrėjusi klipo, yra ant maikutės parašyta gera būti europiečiu. Nu tai viskas ir gimė nuo to, sakau, žiūrėk, gera būti europiečių, Europos piliečių, gera būti europiečių, tą patį perskaitom ir priedainis, o toliau beliko tik tai jau, sakant, sudėlioti viską. Tai jo, iš mano perspektyvos tai buvo taip, sveikas, yra idėja, būk. Būk, jo, atvažiuok į studiją, Danas, kol mes įrašinėjom, Danas atsisėdęs tekstą rašė. Irgi labai viskas gana eksprompt. Didelio rašymosi nebuvo, ta prasme. Būna įdedam gabalams ir daugiau. Tikrai daugiau būna, jo, šitas buvo labai toks daugiau eksprompt. Nuotaika iškart pakilo, jo, nuotaikė. Upy buvo. Man tai paskambino, aš pradėjau šokti. Buvo, ta prasme, aš vyliaus, kad mes galbūt tenai aš vis tiek sekita, nes tau įdomu, kur tu dalyvauji ir taip ėjom ir priejau tas jau, kai turėjau pradėti skelbti, turėjom, man atrodo, vėlavą tenai, tas paskelbti. Jo, paskelbė, jo, net ne 10, aš kelionę vis išvažiavęs, dar po kelionę. Ai, 2 savaitės, ne kažkur. Nu ir man po to Edenas skambina, sako, va, laimėjom viskas. Sako, laimėjom, sako, ateik pasikalbėsim, sako, aš ateinu pas tave, pakalbėsim dėl detalių, kaip ten viskas. Ta prasme, nu, aišku, buvo iškart čipsana veidė ir mamai pasiskelbiau. Jo, jau galima buvo pasigirti su skelbti. Manau, reikėtų jauniem atlikėjam, kurie, jiem, nu, ta prasme, seni vilkai jau kur sėdis, jie nebekuria. Jie jau nebedaro to, o pavyzdžiui, tokie, pavyzdžiui, kaip skempai. Jie tiesiog padarė čia jaunimui. Ta prasme, tie, kurie pradedantieji, nu, jiem, ta prasme, padarė visą šitą, kad jie turėtų kur tobulėti, kad kažką būtų ką siekti, prasme, kad turėtų kur skin tobulėti. Šiaip pasyvumas yra gana buvo didelis pajaustas, netgi va taip per visą Lietuvą, kad ir kiek buvo tų darančių yra tai hip-hopą, repą ir visą kitą. Ir tiek pačių tų pradedančiųjų, ir buvo projektas, bet labai buvo sunkiai žiūrima, ta prasme, buvo netgi peikima, ai kam čia reikia tokio, prasme, ką jūs čia dainuojat, repas turi būti visai ne apie tai. Nu, kiekvienas suprantame tai savaip, bet kad galimybė yra duodama tau pasirodyti ir tu nesinaudoji tuo. Tai repas neturi ribų, va tas ir yra, daryk kaip tu nori, dainuok apie medį, akmenį arba tave, ir viskas, jokios skirtumų. Nes kaip tau patinka ir jeigu tu padarai gerai, tai prasme, gal ir žmonėms patiks, o jeigu žmonėms patinka, didelis nykštys į viršų. Tiesiog iš garždų, o kad vieni nepasakysiu, jiems ir jiems, turime. Yra žmonių? Ne, yra Rojalis, yra Vytka, dar čia, jeigu dar kiek pradedančiųjų, kiek kas nesiviešina, yra tikrai būna ir per Facebooką, paprašo patarimą tiesiog ir panelios yra pradedančios daro ir tikrai kitos, gal ne tiek viešina, gal pabijo, tiesiog aš sakau, imk nebijok, platink, kas tau nuo to atsitiks. Tai va čia gal tiesiog pačių žmonių fobija, kad nerodo. Yra sunku pasiimti mikrofoną į rankas ir pradėti, prasme, iš karto. Jeigu tu esi vienas, tai iš vis tai yra nesąmonė. Kaip aš daug metų, tai prasme, kai buvom šnekėjom pradžioje, tai kodėl aš visą tą reikalą ir mečiau, nes vienas pats buvau kaip pirštas. Arba tie, kurie klausė dar repą, tik tai vat buvo kiek ten dar pirmokėliai,
Nes iš vis Aš va, nu, tas dėdė jau, galiu pasakyti, lygioja šiai pagal barzdą jau. Pagal metelius, ne. Nu ir šiaip, ar esam iš Gargždų mes? Nu, ta prasme, jeigu būtumėm iš Vilniaus, gal tiek nesidžiaugtumėm. Mes pradėjom, nes mes, nu, čia vis tiek, tai yra kitaip, ta prasme, čia tiek, nu, vis tiek čia yra palyginus. Skiriasi, ko, apie ką, kas kaip repuoja, ta prasme, netgi gali pasakyti. Pavyzdžiui, Gargždai patys ramus, tai ir mūsų repas ramesnis, jis daugiau skirtas gal tūsam. Taip, ten, nežinau, Vilnius įsijautęs į tą gatvės gyvenimą, ta prasme, nors nežinau, kiek tos gatvės ten yra, jie šaudo vienas kitą, ten dažnai pinigus atiminėja. Bet jau jie taip sako. Nu, bet jau jie taip sako, o pas mus čia, jeigu vat pasifilmavus, va, net girdis, jeigu nutilsime, va, paukščiukai čiulba, nu. O čia centras. Centras, bet mašinų nesigirdi, nu. Tai faina, aiškus, labai miela. Vilniuje dabar, jeigu reikėtų po KLRT, Opus, ne, Rena, kažkaip kaip. Yra Facebook'e. Ja, Facebook'e viską galima rasti, šiaip po Klaipėdos gatvėje. Prie Vokiečių gatvės, kur jeigu buvo J&J sindikato koncertas, tai mes per 15 metrų nuo tos vietos. Nu ir taip, jeigu labai norėsit, jeigu norės, jie pamatys. Mes turim fanpage'ą Facebook'e. Like, thumbs up, jo, nepamirškit, visos naujienos tenai yra. Jūs nieko nepraleisit. Jeigu praleisit, dar pračekinsim. Tikrai nepraleisim, bet dar paflūdinsim biškai. Visados buvo sunkus aš vaikas, nematydavo manęs mokykloje laiką, žaidėm klaiką, lydą pažinau per taiką, į namus pareidavau tik tai dėl to, kad mėgstu vaistą, madino mane storą snigą, nors esu baltesnis už balčiausią baltą, žygiai Registanas, motherfucker, čia baigiau nemokios valstybės mokymosi erą, geriau nelys kitam su kiemą, ten bachūrai šnėjo pieną, tagoji sieną, nors kitą dieną gal manęs nebėra, įsidėmėk dar kartą, Edenas tai ne tagas, tai mano vardas, kai pasirodau visi lenkia galvas, tos dar vienas sukto vienos lauksnio. Šlapės mirgančio kaip sporto salės siela, gribavim dieną, o naktimis ragavim sielą, bet džiugina mane labiausiai putė, kol tu džiaugiesi putė bronos proskilutę. Metai skiriasi, lyrika, ta pati, aš užaugau dabartį, marinti praeities nebūtina, juk rutina motina, daža vis dar ta pati muzika. Tuziną progų praleidau, bet nepasileidau, moterimis vis dar netikiu, dėl jų neverkiu. Tik tas Jonas nuo jo man linko kojos, aš stiprus kaip arklys trojos, nors dar tik tiek te gyvenu, bet jau ką papasako turiu. Menu pirmą parašytą tekstą, prastai rimuotą ir lėkštą, nekeisiu nieko į stilių pamėgtą, tai tiek va, rekomenduoju ir tau pamėgtą, spjaunu. Ant jūsų ir metu kaip panaudotus prezikus į kampą Limpa, valio, ne. Viski šoną, kol iš kampo treniruoti stipriai bliauna, verčiau susiveikit vižų, stebėkit viršų, atsikratykit čiupistų kaprizų, nes mirus pakilsi aukščiau užkirus ir nebepilti selus į kibirus. Kibir, vibir. Matyti tos kelius, nors sniego perteklius, to bus to nugara. Sniegas. O nuo to fucking replikų Ima miegas nuodžyti, tai aš repetuoju. ir degini dokumentus Rusija. Aš eilinis pimpas, kuris į sijonus nagais kimbas. Oi, pamiršau apie popierius, man visiškai pohui. Ar mane įrašo į hoperius, užtekšia apie poterius, kai tai reik duot kelius, ar galvas prilius. Tarp kitko, jei tave grūzina, permes akimi savo mūzą ir pasijung. Teisinga muzika, čia skamba repas. Teisingas retas. Ten pat kur man, Ten pat kur tau, bet vis tiek lieka džigai Registan kitam. Ten pat kur man, ten pat kur tau, bet vis tiek lieka džigai Registan kitam. Ten pat kur man, ten pat kur tau, bet vis tiek lieka džigai Registan kitam. Ten pat kur man, ten pat kur tau. bet vis tiek lieka džigai Registan kitam. Ačiū jums.